Yra toks lietuviškas žodis formatas arba formatavimas. Ką jis reiškia? Formatavimas tai yra visi pakeitimai, kurie buvo atlikti tam tikram žodžiui arba sakiniui arba pastraipai ir taip toliau. Kas tie pakeitimai? Tai visų pirma teksto spalva, teksto stiliai, teksto dydis, šriftas ir visi kiti pakeitimai. Taigi, jie yra vadinami teksto formatais arba formatavimu. Ir tą teksto formatą aš galiu labai greitai pakeisti. Pavyzdžiui, aš noriu šitiems žodžiams nustatyti lygiai tokį pat formatą, kaip ir šitas žodis, kad turi. Tam, kad man neieškoti, kokia buvo spalva, koks buvo stilius, koks dydis ir šriftas, aš tai galiu atlikti keliais paspaudimais. Ką reikia daryti? Visų pirma, reikia pasižymėti žodį, kurio formatą aš noriu kopijuoti. Tada galiu pasirinkti štai šį teptuką, kuris ir vadinasi kopijuoti formatą. Jį paspaudžiu ir matau, kad mano pelės žymeklis dabar yra kažkoks kitoks. Nupieštas kažkoks dažų indelis. Ir dabar, kai tas dažų indelis yra nupieštas, aš galiu žymėti norimus žodžius. Ir kai paleidžiu pelės klavišą, mano formatas pasikeitė. Viskas yra lygiai taip pat, ir spalva, ir stilius, ir dydis, ir taip toliau. Jeigu aš paspausčiau netyčia šitą mygtuką, kaip man dabar atsikratyti šituo pelės žymekliu? Galiu tiesiog paspausti klaviatūroje klavišą Escape ir mano pelės žymeklis yra vėl normalus. O kaip galima pašalinti visus formatus? Galima pažymėti norimus žodžius ir paspausti mygtuką šalinti formatavimą. Ir tada viskas atsikeičia atgal. Taip, kaip buvo pačioje pradžioje, tik įsijungus programą.